Okay, bond test 3. Ok, pakabinom kilimą ant lubų su stiklo vata ir plevelėm ir turime rezultatą. Rezultatas toks. Lyginant su tuo, kas buvo pradžiai. Kaip matom, laikai yra labai dideli, tai ant žemų dažnių priminsiu yra 1,5 sekundės, ant vidurių yra apie 1,2. Po antro bandymo padarius kolonas pasidarė taip. Ir dabar užkabinus lubas mes turime va tokius laikus. Ant žemų dažnių maždaug 0,9 sekundės, ant vidurinių 0,7 sekundės. Ir skirtumas tarp žemiausio ir aukščiausio taško šičia yra apie 0,1 sekundė, kai pradžiai buvo 0,3. Tai yra nelygumas, reverberacijos sumažėjo 3 kartus. Priminsiu, kad dar vis nepadaryti base trapsai, kurie turėtų sumažinti dar šitą guzą ant žemų dažnių. Ir dar mes užkabinsim kilimus ant kolonų, kas turėtų dar sugerti šitos dažnius ir sumažinti, dar sulygintą grafiką. Tai šitą pamatysim rytoj.